tada viskas gerai. Tai labas visiems, smagu matytis, smagu turėti ir Mindaugą Jasiūną svečiuose, smagu būrelį čia šalia papildomai aktyviai klausančių, kurie ne tik klausys, bet ir galės papildomai sureaguoti, užduoti klausimų ir daugiau privilegijų turės, kai kas žiūrės įrašą. Tai šiandieną esam, diskusijoje, pokalbį apie disk metodologiją. Ir kadangi šitą temą labai tikiu, kasdieną tenka ją kažkaip praktikuoti pačiam, komandai ir rekomenduoju verslam, verslo savininkam mokytis, suprasti, komandose tai įsidiegti. Nu ką, labai kietą žmogų šitoj srity turim. Mindaugas Jasiūnas. Mindaugai, labas. Sveikas, Mindaugai. Sveiki visi, kas gyvai ir kas žiūrės dar online įrašą. Tai pasidarot kavą arbatą gėrimą, o mes tada pabendrausim, aš manau, plius minus pusvalandis, toliau ar čia turim klausimų vietoje, ar aš nuo savęs turiu, tai gal ir padiskutuosim papildomai. O tikslas panardyti, tikslas pažinti labiau šitą temą ir kaip ją labiau galit savo pritaikyti. Mindaugai, tai tu kietas šitoj srity, mes jau senai pažįstame, aš tikrai tave drąsiai rekomenduoju, kai reikia būtent aplink tai mokymų. Ir Mindaugas yra pakviestas į Action Coach dirbtuvės, jau visos dienos dirbtuvėse, kur strateguoja Mindaugas, vienas iš pranešėjų. Kaip dar tave galiu pristatyti, kaip tu save pristatai, kad visi geriau pažintum? Žinai, ieškau aš visada tų tinkamų žodžių, mokymų vedėjas, lektorius, net patinka man tas žodis konsultantas, bet iš tikrųjų tai vedu mokymus, trys yra mano pagrindinės temos, kurias vedu pats. Tai B2B pardavimai, dėrybų vedimas ir disk asmenybių tipologija. Ir taip, čia viena iš tų mylimų temų. Ir dar kitos temos, kur vedu su kolegom, šalti skambučiai ir vadovavimas, lyderystė. Tai matyt, kad taip mane pristatyti. O dar tokia viena veikla, taip vienu sakiniu, tai kad kiekvienas mes turim, žinai, tą kitą pusę, tai ta mano kita veikla ir kita pusė vedu tokią stovyklą, tėvo ir sūnaus ryšys. Tai bus jau 6 sezonas. Pamenu, kai pas tave, Mindaugai, atėjau į mokymus, buvo 1 sezonas. Tai reiškia, pas tave buvo prieš 6 metus 1 kartą mokymas ir susipažinom. Taip, smagu. Šiaip tai jo, ta veikla tikrai prasminga, superinė ir aš tikiu, kad tie, kas dalyvauja, išsineša irgi gražių dalykų. Dabar kimbam į diską. Kiti negirdėjo net, kas tas diskas, disko, šmisko, žinai. Kaip tu pristatai, kas yra disk metodologija? Aš taip, iš vienos pusės labai paprastai, iš kitos pusės sudėtingai. Tai jeigu pradėti nuo paprastai, tai yra tiesiog vienas iš metodų, kuris yra visiškai paprastas, visiškai ne raketų mokslas, kuris labai lengvai ir greitai perprantamas ir panaudojamas ir veikia, iš karto veikia. O, ta prasme, jo visa esmė ir tikslas, kaip pažinti kitą žmogų, atpažinti jo užsienio kalbą, arba tada sudėtingai galima pasakyti, tai žmogaus metodas, kuris padeda nustatyti žmogaus elgsenos modelį. Arba metodas, kuris, taip vis tiek norisi man į tą paprastą žmonių kalbą išversti, kuris leidžia atpažinti žmogaus tipą ir ganėtinai greitai. Iš tikrųjų galvoja žmonės, kad sudėtingai, bet galima ganėtinai greitai. Net per kelias minutės pabendravus gali pirminę prielaidą padaryti. O kai aš žinau tada jo elgesio, suprantu jo tipą, tada aš suprantu, kaip jisai mąsto ir dėl ko taip mąsto. Tada suprantu, kokie ten pas jį yra giluminiai tie mygtukai, poreikiai, kurį drivina vienai par kitaip elgtis. Taip. Ir tada aš atpažįstu jo elgesį, žinau koks tipas ir žinau, kaip su juo bendrauti. Tai, jeigu taip paprastai per 3 žingsnius tas metodas praveda, arba jį pritaikyti galima per 3 žingsnius. Taip. Atpažinti, tada žinau, kaip jisai mąsto elgesį ir žinau, kaip toliau man su juo kalbėti, kad arba susitarti, arba parduoti, arba kaip bendradarbiauti, jeigu tai yra kolega, arba pavaldinys, arba vadovas. Ir, žinai, kas yra dar įdomiausia, visiems labai patinka šita dalis. Tai kaip su vyru arba žmona susitarti.
kokio tipo yra vyras arba žmona ir kaip su juo Čia susitarti. smagiausia dalis, ne? Arba Jo, daugiausia naudos duodanti dalis. tai taip. Nu, vis tiek tas pažinimas, žinai, prasideda nuo savęs, tai reiškia nuo savo tipo pažinimo. Tai pirmiausia, tai koks aš ir kaip aš mąstau ir dėl Taip. ko taip mąstau ir dėl ko taip elgiuosi. Ir va čia prasideda tos įdomybės. Pirmiausia nuo savęs, o paskui su aplinka. Nu tai žiūrėk, čia mes kalbam, bet jeigu žmonės mažiau girdėję matę, tai turbūt gal mes greit primenam, kas yra per tie 4 žmonių tipai. Aš galiu jungti schemutę kažkokią kaip pavyzdį, jeigu nori nuo savęs, bet turbūt galima kažką tokio paprasto parodyti. DISC, Taip, dominuojantis, įtakojantis, galima sakyti pastovus ir analizuojantis, ane, galima taip vadinti. jo. Tai, nu gerai, toksai improvizacinis ekspromptinis pristatymas. Nu, aš dabar kaip taip matau tą schemą, tai dešiniai pusiai yra įtakojantis ir pastovus. Taip. Mhm. Arba pagal diską, ne, tai S yra iš anglų kalbos tas steady arba stable. Aš tą pastovų vadinu draugišku, nes jam labiausiai tinka tas apibūdinimas ir įtakojantis. Taip. Tai šitie 2 tipai, kurie yra dešiniai, jie linkia į santykį. Taip. Tai tokie šiltesni, nu, čia tiem, kas irgi linkia į santykį, jiem yra šiltesni, tokie faini, bendraujantys žmonės ir su jais yra smagu. Kitoj pusėje kairiai dominuojantis ir analizuojantis D arba C, tai šitie žmonės labiau į rezultatą orientuoti. Ir čia yra va, tas toksai pirmas atskirimas. Atsiskiria 2 tipai ir 2 tipai, dešinė ir kairė. Tai reiškia, atsiskiria tie, kurie į santykį, tie, kurie į rezultatą. Per tą vidurinę vertikalią liniją. Taip. Jo, ta prasme, toks labai paprastas atskirimas. Ir nu, tai yra natūraliai, ta prasme, kad nu, mes gimę, vėlgi čia psichologai, žinai, nesutarė. Vieni sako, kad mes ten jau su krauju gaunam, kiti psichologai sako, kad iki 7 metų mes visas programas įsirašom, ką matom aplinkui. Tai nu, taip primeskim, kad nu, yra ir taip, kad mes gimstam jau ir išsivystom tą tokį polinkį į santykį arba į rezultatą. Toks natūraliai. Ir kitas yra toksai skirstimas tie, kas viršų ir tie, kas apačioje. Ne? Ten viršui matėm D ir I, apačioje C ir S. Tai vieni tiesiog yra iš savęs natūraliai greitesni, greičiau veikiantis, jie turi tiesiog nuo gimimo didesnį energetinį užtaisą. Taip. Ir jie turi kažkur tai kažkaip tai jį realizuoti. Taip. Žinai, kaip ir mano viena, kaip pasakyti, iš tokio artimo rato, nuo giminaitė, jinai sako, nu aš negaliu nusėdėti ant sofos, kad ir savaitgalį, kad ir vakarė, aš turiu kažką tai veikti, eiti, daryti ir taip toliau. Taip. Nu taip, jos tipas DI ir pas ją natūraliai yra didesnis energetinis užtaisas ir jie turi tiesiog tą energiją kažkaip realizuoti. Apačioje tie žmonės, kur yra, jie yra ramesni, pasyvesni, nuosaikesni, turiu minty tą S ir C tipą. Taip. Draugiškai ir analizuojant arba analitinį. Pas juos energetinis užtaisas yra mažesnis. Jie viską daro lėčiau, jie netgi kalba lėčiau, o viršutiniai, ta prasme, tie tipai net kalba greičiau. Taip. Ir jie daugiau tokie yra pasyvūs, ramus, prisitaikantis. Daugiau stebi, kas čia bus, ką čia daryti ir kaip aš čia galiu šitam pasauliu arba šitoj darbovietėje gyventi, išgyventi ir taip toliau. Taip. Ir taip ir atsiranda tie 4 tipai. Labai taip paprastai. Turi ką nors pridėti, pakomentuoti? Aš tai mėgstu tą akcentą, pats aš jį kažkada supratau ir žmonėm primint, kad, nu, turbūt visi supranta, kad žmonės skirtingi, sako jo, bet turbūt supranti, kad didžioji dalis yra tiesiog kitokie negu tu. Ne šiaip kažkokie žmonės skirtingi, bet jie dauguma kitokie negu tu. Ir jeigu mes įpratę bendrauti taip, kaip mes bendraujam,
pradedam pykti. Tai kai kurie tokie labiau artimi mums, tai mažiau pykstam, kad jis, nesuprato, bet vis tiek pusiau taip, kaip aš Mhm. bendrauja, o yra, kurie priešingai bendrauja. Ta prasme, toj pačioj situacijoje pasielgs priešingai. Ne dėl to, kad jis blogo linki, ne dėl to, kad jis blogas darbuotojas ar klientas naglas, jis tiesiog kitaip masto, priima sprendimus. Teisingai? Jo, tu čia gerą labai kampą užgrebėjai. Aišku, kad visi keturi tie tipai skirtingi ir jeigu taip dar labiau galima eiti gilyn, kiekvienas tipas dar turi tam tikrų ten potipių. Taip. Bet taip labai lengva suprasti nuo tų keturių. Taip. Ir kaip jie atsiranda ir kodėl. O tai, ką tu kalbi, tai labai geras kampas. Tai žinoma, kad natūraliai, kol aš nežinau nei disk tipologijos, nei kažkokios kitokios tipologijos, nes diskas čia vienas iš būdų, kaip suskirstyti žmonės ir juos atpažinti. Taip. Tai man atrodo, kad, kaip pavyzdys, jeigu aš esu vieno tipo, tarkim, I ar S, tai aišku, kad natūraliai man su tokiais pačiais žmonėmis, su to pačio tipo yra daug lengviau susikalbėti, susitarti ir dirbti. Ir aš ir ta prasme, ir protų, ir jausmų taip pat jaučiu, kad, su jais man fainiau, geriau, jie ir supranta mane, ir tą pačią kalbą mes kalbam, ir yra kažkoks tai toks bendras vaibas ir viskas tvarkoja. Taip. Ir visiškai natūralu, kad su kažkokiais kitais žmonėm mes taip nesusikalbam, nesuprantam. Jie keisti kažkokie, man nepatinka netgi, sakyčiau. Jie kažkaip kitaip galvoja, kažkaip kitaip elgesi ir, ta prasme, nesusikalbi. Tu matai, kad tiesiog elementariai nesusikalbi. Ir tada, ką tu galvoji, kaip ir darai tokią logišką išvadą, kad, aš ir tokie kaip aš tai normalūs, o tie kitokie, su kuriais nesusikalbu, tai, nenormalūs, nesutampa chemija. Mandagiai sakant, ne? Jo, mandagiai sakant. Ir čia tas kampas, kurį tu užgrebė, yra, žinai, fainas tuo, kad diskas sako, visi asmenybių tipai yra normalūs. Ir nėra ten blogo arba gero. Viskas su visais yra ok. Tik tai kiekvienas tipas turi savo stipriųjų pusių ir savo silpnųjų pusių. Arba tobulinti. Aš sakau tobulinti, nesakau silpnųjų. Taip. Ir čia yra visiškai toks normalus reiškinys ir esminis disko žodis, kaip aš sakau, yra priėmimas. Taip. Tai reiškia, kad aš turiu priimti kitą tipą toks, koks jis yra. Neteisti, nevertinti, nes sakymas nenormalu, tai reiškia iš karto yra vertinimas. Bet tiesiog jį priimti toks, koks jis yra. Bet kai aš įsigilinu į tuos tipus, dėl ko jisai taip elgesi, ir dėl ko jisai, ta prasme, ir kaip jisai masto, ir koks pasiporeikis, tada man tampa daug lengviau ir aiškiau. Taip. Ir tada aš galiu jį suprasti, atliepti ir susitarti. Man tai patinka. Sakyk. Man patinka ta, žinai, jausmas, matymas, patirtis, kai, pavyzdžiui, savininkai sako, žinai, oh my god, aš supratau, kodėl čia tas mano darbuotojas, taip pagaliau, žinai, kodėl jis taip elgės, pagaliau supratau. Ir kas tada vyksta? Tiesiog nusima įtampa. Nes, ta prasme, tu pradedi suprasti, ko nereikia tikėtis ir kad yra ok, kad jis toks. Ir reikia suprasti, kad yra kitur tos stipriosios savybės, kurių gal tu nepamatai arba nepilnai išnaudoji. Arba tau lemputė užsidega, kad tai yra superinis žmogus. Bet jis pas mane komandoje ne toj vietoje. Ir aš vis kažko ne to iš jo prašinėjau. Čia dažna klaida, teisingai? Jo, čia vėlgi tu kabini gerus kampus. Taip labai paprastai pasakysiu. Žiūri kartais į žmogų, į kažkur tai į darbę, į jo rolę ir jo tipą. Ir tu matai, žmogus arba savo valtį, arba ne savo valtį. Tai čia taip labai paprastai liaudiškai pasakant. Ir jeigu jisai savo valtį, tai reiškia, kad aš klausiu, o kaip tu jauties šitoj roliai, šitam darbe, tai ką tu darai? Sako, super, aš kaifuoju. Ta prasme, sako, aš esu ten, kur aš norėčiau būti, aš neįsivaizduoju geriau. Taip. Tai reiškia, kad jo asmenybės tipas sutampa su funkcija arba rolė darbinė. Taip.
kaip pavyzdys, tarkim, įsivaizduokim buhalterę. Taip. Tai jeigu ji yra C analitinio tipo, ji yra rami, išlaikyta, orientuota į rezultatą. Taip. Ir ji yra ta, kurios kalba yra skaičiai, faktai, Taip. logika, pedantiškumas, preciziškumas, tikslumas. Tai jinai visiškai jaučiasi savo roliai ir, aš taip gal žargonu pasakysiu, ir kaifuoja ten būdama. Taip. Dabar mums iš kokio kito kampo, pasižiūrėkime iš priešingos pusės arba priešingo tipo įtakojantis, kur yra emocijos, ekspresyvumas, ta prasme, ekspromto daug, jausmo daug ir nepastovumo ir kartais ir neefektyvumo ir neplanavimo. Ir mes pradedam kažką ir nepabaigiam, bet mums fainu tiesiog gyventi. Įsivaizduokim, va tokį žmogų mes nuvarykim į buhalterio rolę. Aš tau iškart pasakysiu, aš, ne tai, kad esu matęs, aš matau žmonių finansuose tos tipologijos. Kaip jie ten atsirado, aš nežinau, kodėl jie ten iki šiol, aš nežinau, bet dažnai jie pakreipia savo tą, bet jeigu palietai finansus, tai jie dažnai pereina tą finansisto rolę, kad aš iš tikrųjų ateinu, čia sureguliuoju, sutvarkau, o jau ten skaičiuoja kažkas kiti. Tada gal ir suveikia, bet jeigu jie patys bando būtais buhalteriais, vyrbuhalteriais, ten tada daug meno, daug chaoso ir tada... Tai aš teisybę sakau. Taip, čia tik teisybę sakai, Mindaugai, ir čia ir sakau, arba savo valtyje, arba ne savo, arba savo rolėje, arba ne savo. Ir kas yra svarbu suprasti, kad kai aš esu ne savo rolėje, aš eikvoju daug daugiau energijos. Taip. Ir aš tada grįžtu namo vakare, pavargęs, nebenoriu nieko daryti ir, ta prasme, nebėra energijos, resurso kažkam tai kitam. Ir šiaip toksai niuansas, kai aš kalbu su savo tipu ir savo kalba, tai žinoma, man energijos reikia mažiau, bet kai aš kalbu su kitu tipu arba iš vis priešingų tipų negu aš, man energijos ir resurso reikia daugiau, jeigu aš sąmoningai prisitaikau prie jo. Taip. Visada aš turiu du pasirinkimus. Tu prasme prisitaikyti arba neprisitaikyti. Tai prisitaikau ir kalbu kito kalbą, jeigu aš žinau, kad man tai yra palankiau, arba aš siekiu rezultatą su tuo žmogu. Tarkim, darau pardavimus. Esu, tarkim, nesvarbu S ar I, bet darau pardavimus tam pačiam analitiniam žmogui. Tai aš tada prisitaikau, kalbu per skaičius, per faktus, per logiką. Ir ne kitaip. Nes tik pridedi emocijų, jau jiem tada kerta, ką tu čia dabar. Jo, žinai, kažkada dar dirbdamas savo senoje organizacijoje, finansų vadovė, tuo metu ten buvo Stokholme, jinai iš Švedė, ir aš sakau, žinai, mes čia kartą darėm tokį eventą klientam. Ir vėl padarysim, vienos dienos eventas, pusdienį pravesim produkto mokymus, kitą pusdienį bus fundalis, ten man reikia poros 3 tūkstančių eurų, pardavimai bus taip, žinai. Ir čia yra visiškai iš į pozicijos. Ta prasme, kad bus gerai. Bus faina, bus gerai, čia padarysim, pardavimai paeis. Ta prasme, taip kalba į ekspresyvus tipas. Analitinis tipas, tuo tarpu, tau reikia 2 ar 3 tūkstančių. Koks bus return on investment? Taip. O kodėl tu įsitikinęs, kad bus taip, o kuo remiantis? Ir ta prasme, galybė tokių tikslių klausimų, kur visur yra faktai, logika, skaičiai ir nėra ten jokio, kad bus gerai. Ta prasme, jiem argumentas bus gerai, čia yra oras. Taip. Tai reiškia, jie masto visai kitaip, reiškia, tu atėjai nepasiruošęs. Taip. Tu iš vis nesupranti, ką tu čia darai. Taip. Tai, ta prasme, kiek skiriasi tie pasauliai, žinai. Ir netgi, praeitą savaitę turėjau disko mokymus su 2 grupėm, 2 skirtingom organizacijom, 2 skirtingom komandom.
Ir vienoj grupėje labai fainai taip į žmonės tiesiog pasidalino rekomendacijom, grupė į žmonių pasidalino rekomendacijom, kaip jie norėtų, kad su jais bendrautų. Taip. Lygiai taip pat C analitinio tipo žmonės pasidalino, kaip nori, kad su jais bendrautų. Tai jie yra iš visiškai skirtingų planetų. Ir ką jie sakė natūralius dalykus, taip kaip jiems yra gera, kaip jiems yra komfortiška, kaip jie yra įpratę. Ir visiškai, ta prasme, gal netinkamas žodis kosmosas, ne, bet, ta prasme, antiek yra didelis skirtumas. Ir lygiai taip pat, jeigu D ir S paimtumėm. Tai jeigu apie tas grupelės keliais žodžiais sakė, mes norim, kad pas mus ateitų entuziastingai, kad ta prasme, mus pagirtų, pasakytų, kaip fainai jūs čia darot, ir koks čia didelis projektas, wow, ir koks jūsų indėlis didelis. Ir jie sako, jeigu ir apsikabint su mumis, viskas ok, fainai, apsikabinkit, ta prasme, palieskit, bendraujant dar kažkas tai. C, tuo tarpu žiūri į šoną ir galvoja, kas jam yra negerai. Ir tada, žinai, C analitiniai sako, mes norim, kad mum pateiktų visą informaciją ir mus paliktų ramybėj. Mes tada apdorosim, pagalvosim, suskaičiuosim, pasakysim, kokios informacijos mums dar trūksta ir tada grįšim su atsakymais. Taip. Nelyskit prie mūsų, nespauskit mūsų. Net nemotyvuokit mūsų. Mes patys žinom, ką reikia daryti, netrukdykit mums. Taip. Ir apsikabinimų mums tikrai nereikia. Tai, ta prasme, ant kiek skiriasi žmonės ir kai tu tada pirmiausia atpažįsti, kokio tipo čia yra žmogus, kaip su juo bendrauti, viskas einasi puikiai, ta prasme, nebėra tų bereikalingų konfliktų. Taip. Tai puikiai einasi, atmosfera komandai pagerėja, pardavimai turbūt lengviau einasi, kada irgi gebi pažinti tą žmogus, kuriuo šneki, kaip jam argumentuotos tas naudas. O tu gali, aš dabar iš C pozicijų paklausiu. Pagrįžk kažkokiais skaičiais, nes tu darai mokymus. Ar tai, pavyzdžiui, įtakoja pardavimus? Ar iš to, kad žmonės pradėjo pažinti kitus, taikyti pardavimuose konkrečiai, ar tai gimsta į didesnį rezultatą, kurį galim pamatuoti? Tai kad gimsta į didesnį rezultatą, tai tikrai taip, o pamatuoti, vėlgi, žinai, kaip ir kiekvienų mokymų rezultatą, taip ir šito metodo įtaką pamatuoti sunku objektyviai. Nes, pirmiausia, reikėtų, žinai, kaip žiūrėti, kiek pasikeitė pardavimai po, tarkim, šito metodo, pradėjus naudoti šitą metodą, bet sąmoningai naudoti. Taip. Ir kad bus pozityvi įtaka, tai tikrai taip, tik tai klausimas, koks tas skirtumas. Kiek tas skirtumą įtakoja, žinai, nežinau, nauji klientai, rinkos tendencijos ir taip toliau, taip toliau. Taip. Tai vienas protingas žmogus kažkada tai sakė, tai reikia imti dvi, bet čia labai jau sofistikuotai, sudėtingai, imti dvi grupės. Vienai komandai pravesti mokymus ir tada žiūrėti, kiek pas jos rezultatas pasikeitė, kitai komandai nepravesti mokymą ir žiūrėti, koks rezultatas. Jo, bet kartai, žinai. Tai tikrai taip, aš turiu tokių atvejų, pavyzdžių, kada žmogus ir 30% iš karto mato rezultato pokytį ir 50%. Tai labai skirtingi pavyzdžiai. Jo, žinai, pardavimuose kartais nereikia didelių analizių, nes mes, pavyzdžiui, vakar su pardavimų grupe irgi išbaigė mokymus. Tai buvo apskritai visa metodika, procesai, follow-upai, visokių ten CRM-ų panaudojimas ir apskritai kaip gerinti pardavimus. Ir tarp tų mažų korekcijų užteko, kad žmogus pritaikė kažką, vienas sako, pas mane vien dėl to, kad padariau tai, ką aptarėm, plus 60 000 vienas atėjo klientas. Akivaizdžiai, nes taip aš jau jį būčiau paleidęs ir istoriškai taip ir darydavau. Kitas sako irgi, kadangi aš, kaip sakyti, dariau teisingus žingsnius, kurių anksčiau nedarydavau, irgi tokius klientus aš kažkaip jie nuskrisdavau. Dabar metinė apyvarta atėjo klientas, kur apie 4 milijonų. Tai, žinai, nereikia ten labai per visas... Jo, teisingai. Kai kurie konkretūs atvejai, jeigu įvyksta, dažnai pardavimuose, kai didelės sumos jau keičiasi.
Teisingai tu sakai, ta prasme, vat, nu, reikėtų gal matuoti net ne rezultato ten skirtumų, Konkrečias o tiesiog situacijas. konkrečiais atvejais. Ta, Vat to kliento niekaip negalėjau paimti, ta, nes kalbėjau ne jo kalba, niekaip nesusikalbėjau, nu ten tarkim, jeigu įsivaizduok, aš esu S ir dabar kalbu su D klientu, kuris yra priešingo tipo, ta, kuris yra konkretus, orientuotas į rezultatą ir dar šiaip, jeigu nėra pas mus santykio, tai užvažiuoja. taip. Tu galvoji, Ganėtinai kad įžeidinėjo, o jisai Jo, taupo laiką. jo, iš tikrųjų, ta prasme, tokia sveika agresija, jisai ten greitai, žiūrėk, esmė tokia, bum, neturiu čia laiko. Tai jau galima paskaičiuoti va tokiais atvejais, kad, nu, anksčiau nepavyko, dabar aš kalbu jo kalbą ir pavyksta. Taip. Tu esi praktikas. Kaip tu pats ir ar kitiem patari? Vat per kiek laiko, vat atėjau į susitikimą, sveiki Jonai, pirmą kartą matau žmogų, per kiek laiko įmanoma jau tą tokį pirminį jausmą turėti, su kuo aš čia bendrauju? Per 3-5 minutės. Jau pirminę prielaidą per kelias minutės galima padaryti. Taip. Nu, taip, jeigu taip labai paprastas metodas, kaip atpažinti tą žmogaus asmenybės tipą, žmogus, su kuo aš bendrauju. Taip. Tiesiog galvoju paklausti 2 klausimus. Ar tas žmogus šiltas ar šaltas? Nu gerai, dabar su Mindaugai nepyk, tave apkalbėsim. Su auditorija. Bandom. Nu, va dabar žiūrėkit, žiūrim į Mindaugą ir galvojam, Mindaugas šiltas ar šaltas? Nukelkit ranką, kas galvojat, kad šiltas. Nukelkit ranką. Aha, aš aišku ne visus gal matau, bet 4 žmonės matau. O kas galvoja, kad šaltas? Raminta kelia, kad šiltas, aš taip tikiuosi, kad šaltas niekas nekelia. Nu, žiūrėkit, jeigu mes galvojam, kad Mindaugas šiltas, tai reiškia, kad jis orientuotas į santykį, tai bus dešiniai pusiai, įtakojantis arba draugiškas. Antras klausimas, kurį aš klausiu galvoj, ar žmogus tas, kuris yra lyderis, iniciatorius, vedantis, ar tas, kuris prisitaikantis. Arba dar kitais žodžiais galima paklausti toksai va tipsas, ar žmogus kalba greitai ar lėtai. Nes jeigu bus viršui, kaip aš sakiau, jisai kalba greitai. Jeigu tas, kuris labiau prisitaikantis, tai kalba lėtai. Tai dabar pakelkit ranką, kas galvojat, kad Mindaugas kalba greitai. Aš matau tik 4 žmonės, 1 ranką, o kas galvoja, kad lėtai? 2. Aha, 2, Mindaugai, aš bent jau iš 4 mačiau, 2. Nu, čia daugiau buvo rankų, aš pasakiojo, tai daugiau kėlė, kad aš greit kalbu, bet jo. Nežinau. Bet kad lėtai irgi buvo, ne? Buvo. Jo, tai aš tave, žiūrėkit, nu tai vat pagal tą paprastą algoritmą mes ir matom, kad Mindaugas į santykio pusę, bet I ir S per vidurį. Ta prasme, jis labai turi tą tokį balansą ir Mindaugą pažinodamas, aš tikrai irgi taip ir matau, kad tu turi ir I raidės išreikštą, ir S, arba ir įtakojančio, ir draugišką, bet kad tavo tipas į santykį orientuotas, tai 100%. Vėlgi, tada vat ką reikia, kokią kitą pastabą pasakyti, kad viena raidė, kad turėtų žmogus tik vieną raidę, yra tik tai 20% žmonių pasaulyje. 70% turi vieną vyraujančią, antrą papildomą raidę. Tai pas Mindaugą konkrečiai tada būtų arba IS, arba SI. Dabar gali prisipažinti, tu testą darai, tai koks tavo tipas? Mano yra SCI. SCI. Ai, dar C. Jo, C pas man irgi daug yra, dėl to, kad aš kai jau kažkokią situaciją aš einu į analizę. Ir šiaip kas įdomu, kad šiaip dažnai net pažįsta žmonės, dėl to, kad, žinai, jeigu aš scenoje vedu mokymus, plus aš vis tiek, kai bendrauju, irgi aš stengiuosi ne tai, kad vaidint, bet pristaikyti prie žmogaus, kad jis irgi gerai jaustųsi. Todėl kartais nepataiko žmonės. Kalbu taip, vat, kai klausiu tipažą. Bet šiaip S dominuojantis, C ir I. Jo, dėl to vat, žmonės ir kėlė, matai ranką, kad vėlgi tas kalbėjimo greitis, greitai ir lėtai, mes labai vertinam per savo asmeninę prizmę. Jeigu aš pats kalbu, tarkim, kaip pavyzdys, aš kalbu lėtai,
Tai man atrodo, kad visi ten kalba greitai. Arba jeigu aš kalbu greitai, tai atrodo, kad visi lietai. Tai čia dar irgi tas toksai subjektyvų labai vis tiek vertinam pagal save. Tie, kurie kalba greitai, sakė, aš lietai kalbu, ir atvirkščiai. Taip. Ok. Gerai, dabar komandose. Ką tu matai, vat, kažkiek tų problemų, iššūkių pastebėjom, kad vadovai ne visai gerai pažįsta savo komandą ir kažko vis netaip tikisi iš jų. Kur čia būna dažnos klaidos, pasikartojančios, kurių galima būtų išvengti. Bet savininkas, vadovas ir komanda, ne? Ir yra kažkokios užduotys, delegavimas, atsakomybės. Kur čia būna klaidos, kai nepažįsta to tipažo? Aš gal taip, žinai, labai paprastai atsakysiu. Pirma klaida tai yra nepažinti savo komandos. Tai reiškia, kad aš darau tą klaidą, kad su visais bendrauju vienodai, arba taip intuityviai kažkaip tai skirtingai, vėlgi priklausomai koks mano yra tipas. Tai pirmas dalykas, tai reiškia, kad aš turiu kaip vadovas suprasti savo komandą, kokie ten tipai yra ir kaip su jais bendrauti. Antras dalykas, kaip vadovui, man labai svarbu, kad žmonės būtų pagal savo asmenybės tipus teisingose funkcijose ir rolėse. Taip. Jie būtų savo valti, kaip mes kalbėjom. Nes jeigu jie ne savo valti, tai kenčia ir žmogus, ir organizacija. Reiškia, jie nerealizuoja savęs ir įmonei neduoda maks naudos. Taip. Tai taip, žinai, taip trumpai atsakyčiau, o paskui, aišku, mes čia galim daryti, kad greičiausiai ir daugiau išvadų. Bet aš matyčiau šitas dvi pagrindinės. Ar atpažįstu tipą ir ar bendrauju teisingai jo kalba, ar mes susikalbam. Antras dalykas, ar tas žmogus yra ten, kur turėtų būti. O žinai, toliau tų tokių niuansų tikrai yra, kad ir praeitą savaitę su keliom komandom nagrinėjom, kaip atrodo pati komanda. Tai čia tada jau einam dar gilyn ir platyn tuo pačiu. Pavyzdžiui, komanda pardavimų, bet didžioji dalis žmonių yra IS. Tai reiškia, kad žmonės orientuoti į santykius, bet pardavimų komandos tikslas yra daugiau rasti naujų klientų ir ten reikia daugiau D ir I žmonių negu S. Tai reiškia, aš sakau, žiūrėkit, jeigu jūs turėtumėt jau senus klientus ir dirbtumėt su senais klientais, tai šita komanda yra super, pati tinkamiausia, nes jį orientuota į santykius, jį orientuota į klientų išlaikymą, jį orientuota į tą tokį nuosaikų augimą, bet jį nėra... Į medžioklę orientuota nėra. Jo, jie nėra alkani, jie nėra sveikai agresyvūs, ar nesveikai, aš niekad nerekomenduoju, aišku, būti nesveikai agresyviam. Ta prasme, pas juos nėra greičio, nėra alkanumo, nėra to tokio medžiotojo, fighterio instinkto. Aš sakau, jums tokių žmonių reikia, nes ten, jeigu tu pasižiūrėjus į tą dalį, yra barankos skylė, žinai. Taip. Ir čia dažna klaida iš tikrųjų, nes mes, kai kalbam su savininkais, jie sako, kad su jais negerai, sėdi 5, žinai, ir neatveda naujų klientų. Liepiau, kad ten kas savaitę 5 naujus susitikimus su naujais padarytų. Ir jie čia gimdo, jiem nepavyksta, ataskaitas pildo. Tai gal nereikia jų kankinti. Nes tu per kančią juos bandai pastatyti situaciją, kuriem sudėtinga, tai gal geriau tuos 5 vis tik palikti, periminėti jo pakankamai šiltą kontaktą ir su juo tęsti pardavimą. O gal tau užtenka vieno medžiotojo, kuris išeina į mūšio lauką ir atvedinėja tuos, jau žinai, kur nebijo ar to negatyvaus atsakymo ir prafiltruoja ir atiduoda šitiem. Ir tada būna, wow, žinai, teisingai. Ar ne? Jo, nes tada, žinai, mes ir turim ir žmonės pagal rolę, ir komandą pagal rolę. Nes, tarkim, žiūrėkime į komandą kaip į vieną visumą. Komandos tikslas yra rasti ir atvesti naujų klientų, naujų pardavimų, daryti plėtrą. Taip. Tai ten mažiau tinka tie žmonės, kurie yra lėtesni, nuosaikesni, orientuoti į santykį. Tiesiog įmoniai, organizacijai rezultatas užtruks.
Nu ir stipriai užtruks. Taip, taip. Ir kaip tu ir minėjai, praktiškai vis tiek, kai žmonės ieško, nu, darbo, veiklos, jie vis tiek, nu, kažkokį turi jausmą, kur jie efektyvūs, dar būna suveikia kažkokie Mhm. stereotipai, sako, aš noriu čia su pardavimais. O tie pardavimai, va, būtent, jie visokie gali būti. Ir Taip, aptarnaujantys, ir išeinantys. Tada vadovas lyg tai patiki jo kalbom, jo kažkokiu tuo patirtim, bet gali būti, kad ne į tą poziciją įstato. Ir kiek tu manai yra teisinga dar prieš ieškant žmogaus savo nusipiešti disko portretą, idealus kandidatas, koks turėtų būti pagal diską, tada realiai pagal tai net gal patį skelbimą formuot, pabrėžiant, ko tu tikiesi ir ko tikrai nereiks daryti. Nes jeigu tu į žmogui parašytum darbo skelbime, pavyzdžiui, kad bus asistentas ir nereikės sutarčių ruošti, tai, tai jis sakytų dieviškas pasiūlymas darbo, nes aš to nekenčiu daryti. Teisingai? taip, taip, taip. Tai šitam žmogui, žinai, jeigu kalbant apie D direktyvų, nu, tai reiškia greitai ir rezultatas. Ir jis, ta rutina ir nuobodus dalykai jį, kaip pasakyti, demotivuoja. Ir Taip, jie apskritai jį motivuoja iššūkį. taip, Jie tie, kurie, nusako, žiūrėk, čia neįmanoma, niekas prieš tai nepadarė, duok čia, taip, būtent. duok man. Tikrai neįmanoma. Jo, jo, jo. Tada aš, tada aš. Jo. Dar vat vienas dalykas, kalbant apie komandą ir vadovą, labai svarbu, kad tai būtų subalansuota komanda. Vėlgi, priklausomai, kokia mūsų industrija, ko mes siekiam, kokie mūsų tikslai, Taip, pagal tai mes ir balansuojam komandą irgi, tada kokius, vat, kaip tu sakai, kokius žmonės man priminėti, bet, nu, kur aš matau geras komandas, kur yra visų tipų. Nu, ta prasme, arba tas balansas. mhm. Nes, nu, jeigu mes vienus sudėsim, tai greičiausiai ten labai lietai judėsim, to rezultato pasieksim, bet gal nedaug ir žiūrėsim, kad visiems ten būtų šiaip saugu, faina, glostysim vieni kitus, masažuosim, klausim, ar tu gerai jauties, pažiūrėk, jeigu aš čia atidarysiu langą ar nieko tokio, žinai. Tai, nu, Jo, užsiliuliuosi. užsisuksim tam tokiam gerume ir vien tik tai suda irgi galim ganėtinai greitai ten išsispardyti, išsidaužyti, o kas darys, žinai. Tai Taip, sakau, matau komandas, kur yra balansas, kur yra taip, visi žmonės ir visi tie tipai. taip. Bet čia jau reikia sąmoningumo savininko Mhm. pozicijoje tam, kad truputėlį tą, kaip sakyt, prim diskomfortą, kad dabar tas žmogus kitoks ir jo stiprybės kitos. Nes kartais mes apsistatom, nu, tas fainas ir tas, o su tais tai susikalbu, žinai, bet tada gaunas disbalansas, ne? Žinai, jeigu čia vat kitą momentą tu priminiai, jeigu vadovas nesąmoningai priiminėja žmonės į darbą, tai gaunasi, kad jis vis tiek ieško labai panašių į save. Ir tada, nu, mes sustatom aplinkui, nu, tokius kaip aš, bet tai nėra geras rezultatas. Taip, Reikia ir kitokių, ir, nu, kaip daugelis gurų sakė, ne, priminėti žmonės protingesnius negu pats. Arba kurie turi tokias kompetencijas, kurių tu pats neturi. Pagal diską aš kitaip pasakyčiau, kad priminėk ir kito tipo, kurio tu nesi pats. taip, taip. Bet Žiūrėk, labai svarbu, kad atlieptų tą rolę. pasidalink savo patirtimą apie diską, nu, vertinimo arba testavimo įrankius, nes viena gebėt vat, po mokymų atpažint, vat, kaip tu skai, kažkokie klausimai, situacijos, matai, kaip reaguoja žmogus ir tokį kažkokią kryptį jauti. Bet jeigu eit gilyn, tai gali būti, kad tu truputėlį pro šalį šaudai vien dėl to, kad pagalvoji, jog jis dėjo ten DC, pavyzdžiui, Taip. DI, arba dar yra labai svarbu suvokti įgimtas tipažas ir įgytas, kad aš Taip. geroj, komfortabilioj situacijoje taip elgiuosi, bet profesiniai srityje jau įsijungia kitas tipažas ir kartais šauna į priešingą pusę. Būna net ir taip. Ir jeigu net pažįstam giliai, nu, gali būti, kad mes čia pagalvojam, kad jis toks ir visada bandom tokiu trafaretu bendrauti. Plus
galima žymiai daugiau gauti įžvalgų, kada tu pasidarai testą ir tau punktai atrodo, kažkas čia tave nuskanavo idealiai ir parašė, nors tu pats Mhm. pildėjai atsakymus ir žiūrėk, sistema davė atsakymą. Kokia tavo patirtis panaudoti disk testus? Disk testus aš stipriai rekomenduoju naudoti komandom, kurios nori, kalbant iš komandos perspektyvos, vadovo komandos, kad kiekvienas pažintų save ir mes pažintumėm save komandą kaip visumą. Taip. Kaip mes darom tarpusavį ir taip toliau. Tai disko testą savęs pažinimui, komandos pažinimui, tai tikrai rekomenduoju 100%, nes kaip tu ir sakai, atrodo, kad kažkas čia mane aprašė, nurašė ir taip toliau. Ir tu tada gauni pilną informaciją ir pilną ataskaitą apie save, koks tavo tipas, kaip tu sakai, įgytas ir įgimtas ir ar jie skiriasi. Nes vieni ir viduje ir išoriai vienodi, reiškia įgimtas ir įgytas yra vienodas, bet kiti skiriasi savo namų aplinkoje. Aš turiu tą įgimtą tipą, o darbe aš išsiugdau, kad reikia, pavyzdžiui, man ten vadovo savybių, reikia greičio orientacijos rezultatų ir ten yra įgytas. Tai disk ataskaita visus šituos dalykus parodo. Ir tada labai aiškiai parodo ir padeda pažinti save, kas tave motyvuoja, kas tave demotyvuoja, su kokiais tipais tau lengviau sutarti, su kokiais sunkiau. Ir tada tu gauni visas rekomendacijas, kaip tu turėtum daryti. Tai iš savęs pažinimo tikrai rekomenduoju daryti ir iš komandos pažinimo suderinamumo rekomenduoju daryti, taip iš vadovo, komandos perspektyvos. Taip, taip. Jo, buvo dar... viena dar mintis, ką prisiminiau. Labai svarbu irgi, kiekvieną testą tu gali sumanipuliuoti. Tai labai svarbu, kadangi tai yra tau pačiam informacija yra apie tave, tai tiesiog rašyti, atsakinėti taip, kaip yra, o ne taip, kaip turėtų būti. Kaip teisinga. Arba kaip norėtum, kad būtų. Ja. Tai šita dalis labai svarbi, kad paskui tu pats turėtum tą teisingą informaciją. Mhm. Ar aš gerai savo tą irgi užfiksau ir tu tą puikiai pasakei, kad vis tik mes, žinai, pavyzdžiui, kaip verslo savininkai, kaip ir galim viską daryti. Ir dažnai tenka viską daryti. Ir finansus, ir sutartys, ir dėrybos pardavimai, ir ten lankstumas, ir griežtumas. Ir dažnai ant to pakimbam, kad viską man tenka daryti. Bet kaip pats sakei, kai kas kainuoja labai daug energijos. Labai daug. Ir jeigu tu pradedi pažinti, kad žiūrėk, čia man organiškai, čia plaukia, žinai, tie darbai ir aš net gal pasikraunu, o čia prie vieno to punkto savaitę ruošiuosi prieiti, tada 2 valandas pasėdėjęs, 2 dienas turiu atsigauti. Tai labai stipru, kada tu pradedi tą pažinti ir gal supranti, okei, čia reikia kolegos, čia reikia deleguoti, čia gal sugalvoti reikia būdą, kad kažkas kitas tą daro, kad aš labiau stiprybės išnaudodamas per tą patį laiką 2, 3 ir 10 kartų daugiau sukurčiau kažkokio rezultato, teisingai? Jo, tai aš taip sakyčiau, tu logiškai čia kalbėjai apie delegavimą ir apie tų užduočių, kurios tau yra fainesnės. Tai viskas gerai tą daryti, kur tau fainesnės ir tau tinka labiau pagal tipą. Bet vėlgi aš čia tada sakyčiau, vis tiek jungti sąmoningumą ir galvoti, ar tą užduotį, netgi jeigu jinai man patinka, ar jinai yra, ar mano laikas ir ta užduotis, ar tai yra vertinga. Taip. Tai yra tas kitas polius, kad aš per daug žaidžiu su tuo, kas man patinka, bet tai nebūtinai yra grąža kuriama, kurias irgi... kur verslas reikia. Jo, aš taip paprastai pasakysiu, pavyzdžiui, tu paskaičiuoji, kokios tavo verslo pajamos ir kiek yra tavo valanda verta, ir kaip pavyzdys, tavo valanda verta ten ar 300 ar 500 eurų. Taip. Ir tu dabar ruoši kažkokį tai dalyką darai, nes tau patinka, bet to vertė yra gal 15 eurų už valandą ir greičiausiai ją verta būtų deleguoti. Tai čia net nesvarbu patinka ar nepatinka, bet reiškia, kad šitą dalyką tai tu tikrai turi deleguoti. O kitas dalykas, kitas kampas, tai tas užduotis, kurios tau nepatinka pagal tavo tipą, greičiausiai kažkam tai kitam iš tavo komandos narių pagal tipą labai tinka ir patinka. Tai čia vienas pliusas, o antras pliusas, kada deleguodamas ne tik, kad tu nuimi nuo savęs šitą užduotį,
bet deleguodamas tu augini ir kitą komandos narį. Taip. Ir jam pagal tipą tinka. Ir dar, ta prasme, tu augini jo kompetenciją. Jo, šitą ką ir paminėjai, kad mes turim save pažinti, suprast, kaip būti efektyvesniem, nes kiekvienas tipažas dar turi ir destrukcinių savybių. Kaip tu elgiesi kokioj pospaudimu ir kartais tai yra labai destrukciška. Jeigu tu tą save atpažįsti, tu gali išvengti tų situacijų, ne? Ir tas pats darbuotojai, komanda, tai jie irgi, jeigu ir tu nori būti, kad jie būtų efektyvūs, ir jie nori būti, bet jeigu mes jiem duodam ne to tipo darbus, o jie iš tropumo, iš pareigos daro, gali būti, kad gale mėnesio, nu, nėra sumoj to rezultato, kurio norisi, nors darbai gal padaryti, bet tai kainavo labai daug energijos tam žmogui. Vakar vat kalbėjom apie vieną situaciją. Sako žmogus, žinai, nu jau teks išeidinėti iš darbo. Nesako, nu tiek chaoso. Ir iš tų kelių sakinių, ką man papasakojo, man taip iškart vaizdas. Savininkė į, kur veiksmas vyksta, čia, Taip. čia dūmai rūksta, Ja. mes nerealūs, mes puikus. O čia sako, elementarių nėra šito momento tvarkyta, jokios sistemos nėra, šitas nestvarkyta. Taip, mes ten išsprendžiam, bet per didžiulės pastangas. Ten kažkas pasipyksta pakeliu, vien dėl to, kad maža sistemėlė nesuveikia. Mhm. Jo, tai ką tu kalbėjai, jeigu daryti prielaidą, kad ten yra I ir C, Mhm. ir jie yra visiškai priešingi poliai, jie skirtingai mato tą patį dalyką, užduotį ar reiškinį, tai taip, tiesiog yra nesusikalbėjimas. Ir šitoje vietoje įjungi sąmoningumą, koks tipas, kokia jo kalba, kaip aš turiu su juo kalbėti ir viskas. Ir tos trinties, tos frustracijos nelieka. Gerai. Aišku, čia yra dar kiti kampai, bet nu, jau mes nespėsim, nes ir mūsų laikas baigėsi. Jo. Kaip kiekvienas tipas elgesi konfliktuose, Va. kaip kiekvienas tipas elgesi strese, kas visiškai skirtingi motivatoriai, kas motyvuoja kiekvieną tipą. Tai va, aš kaip vadovas tą tikrai privalėčiau žinoti. Taip, tai dar turim čia gyvai dalyvių, kurie prisijungia. Jeigu turit klausimą, vat jum rūpima, aišku, kad visiems būtų aktuali tema, tai rašykit ar kelkit ranką, dar yra proga užduoti. Aš gal nuo savęs irgi, kadangi jau į pabaigą, tai jeigu ta tema patinka, tai ir įrašą mes dabar darom, patalpinsim, atsiųsim ir studijuokit tuos dalykus, bet jeigu norite eiti į gilį, aš kviečiu keletą dalykų apsvarstyti. Pirma, tai galit savo arba komandai pasidaryti tos testus, disk vertinimus, palyginus tą investiciją, gana simbolinė su ta nauda, kiek tu turėsi metai, 2, 3 ir daugiau į priekį. Kitas dalykas, kadangi Mindaugas ir partneris, action coach ir tikrai profesionalas, kuris daug mokymų veda, tai mes norim suformuoti grupę ir padaryti jau visos dienos mokymus tik apie disk, visiškai praktinius tam, kad situacijos analizės aptarimai. Tai jeigu jaučiat, kad įdomu, mes manom, kad birželio mėnesį turėsim grupę, paskui vėliau kitas formuosim, tai parašykit. Tai tinka jums, kaip pavadinkim, prisijungti prie tos grupės, tai gali tik jūsų komandai, kada jūs norite desnį grupelę žmonių, arba deleguoti į mokymus, arba jūsų viduj padaryti. O jeigu spėsit, mes šį penktadienį turim ir Action Coach dirbtuves, kada ne tik mastermind dalis, karšta kėdė, verslo savininkų klubas, bet Mindaugas dar giliau nardys ir irgi turėsim praktinės dalis čia ir dabar vietoje aptarinėti, diskutuoti ir mokytis. Tai žiūrėkit, kol dar vieną kitą klausimą aš paieškosiu, aš įjungsiu net QR kodą ir įmesiu QR kodą čia kas Zoom, tai iš karto, kad gautumėt, užpildyt galit. O čia atidarysiu, matysite. Va taip, turbūt padarysiu, kad matytumėt, nuskanuosit. Labai paprasta, tai yra apie diską truputėlį daugiau informacijos ir apačiu yra forma. Tai jūs tiesiog parašykit įdomu, ar tai bus diskas, ar tai bus mokymai, į kuriuos norit prisijungti, mokymai jūsų įmonės viduje. Tai iš tuos dalykus po to komanda susieks, aptarsit ir susiderinsit detalės, bet dar pabaigai, kaip sakau, ar kažkas galit nuo savęs klausimą, ar dar aš užduosiu klausimą ir šiandien baiginėsim. Na, kas čia yra šaunuoliai? Gal yra situacijos, kurias norite įsiaiškinti? Eglė dirba su kalnų darbuotojų, tai jinai tikrai visokių mato.
su Liudmila aptarinėjom, kaip ten būna komandoje, ne? Kaip kiti. Va, Raminta, taip. Labas, Raminta. Čia keli ranką ar gavos ta ranka? Negirdim, Ai, Ramintos. palauk, aš padarysiu mute. Nu, gerai. Ai, mhm. Klausimas būtų toks, ar būna tipų, kurie nenori, kad juos identifikuotų būtent tuo tipu. O, tai būna dažniausiai taip, kad žmogus ateina į mokymus, jisai sužino savo tipą, nu, kaip pavyzdys ten C analitinis ir sako, ne, aš tikrai ne šitas. Nu ir tada jam užtrunka ten diena, savaitėlė ar mėnuo, kol jisai pamato, kad tikrai jisai to tipo. Kaip analitiniam tada užtrunka. Jo, ta prasme, kad, nu, po kiek laiko jis tada sako, nu jo, gal iš tiesų aš ten 9 kartus pamatuoju, 10 pjaunu. Taip. Tiek šiandien gerų žinių, laikas baigėsi, ačiū Mindaugai už tikrai vertingas įžvalgas, smagu tie, kas buvot prisijungę, pasimatom kituose sutikimuose, kituose diskusijose ir renginiuose. Ačiū Mindaugai tau, ačiū visiems, kas dalyvavot ir kas klausys, o mane rasit LinkedIn'e Mindaugas Jasiūnas, tai susijunkim ir kaip Mindaugas Jodaitis sako, likime ryšyje. Yes. Iki. Iki.